Sveiki vaiduokliškų nuotykių mėgėjai. Šį kartą keliaujame į Ariogalos Čekuvos dvarą, kurio istorija prasidėjo apie 17 amžių. Spėjame, kad dvaras buvo pastatytas 1640 metais. Dvaras per šimtmečius keitė savo paskirtį ir buvo nekartą rekonstruotas. 19 amžiaus pabaigoje dvare veikė degtinės varykla ir plytų fabrikėlis, tačiau vėliau dvarui teko dramatiškesnė istorija. Po Antrojo pasaulinio karo nuo 1944 iki 1956 metų Čekuvos dvare veikė Ariogalos gimnazija. Vėliau 1963 metais čia įsikūrė tuberkuliozės ligoninė, kuri veikė iki 90 metų. Ligoninė išsikėlus dvaras tapo apleistas, o šiandien jos sienos mena praeitį, o kai kurie pasakoja apie nepaaiškinamus reiškinius ir paslaptingą energiją dvaro koridoriuose. Čekuvos dvaras yra puikia vieta paranormaliai veiklai tyrinėti. Kviečiame jūs kartu pasinerti į šią paslaptingą kelionę ir sužinoti, kokius netikėtumus mums ši vieta paruošia. Kas žino, galbūt pavyks užfiksuoti kokį vaiduoklį ar nepaaiškinamą reiškinį. Sveiki atvykę į Ariogalos Čekuvos dvarą. Mes susiruošėme į dar vieną medžioklę. Nagi Hebra, manau atrodo metas čia apsilankyti. Einam. Judam. Dabar jėgiau. Kas čia? Wow. Pasižiūrėk, kas čia. Jo. Kas čia darosi? Wow. Moliūgai? Iš kur? Nejaugi tai reiškia, jog čia mūsų specialusis Helovino epizodas? Wow. Taip. Jo, blemba, čia gražiai atrodo viskas. Įdomu, kiek jau tą kamerą filmuoja. Reikia biškį jos kampą pakeisti. Palipkite viršų, gal galėčiau sureguliuoti kamerą. Girdi, žinai ką, va, naudok tą jo rankinį, nes tas automatinis šūds. Nu, naminukai, išlyskit. Jo, antras aukštas. Sureguliavę naktinę kamerą mes nusprendėme pradėti mūsų pirmąją šio vakaro EVP sesiją šiame dvare. Iš tos koja kažkas paliko. Čia auka dvasiom. A? Balandžio koja. Kaip sekasi sufokusuoti? Nežinau, ar gerai, mažas ekranėlis. Nenuspardyk, žinokit. Nu, aš neįdėsiu ir tu tą čiupinėk pirmin atgal. Čiupinėjau kaip spenelį. Mėginsim kažką paklausti, ne? To jau. Pavyks visą pakalbą. Bandom susisiekti, ar čia vyras. Oi. Pirmą pažiūrėsim, ar kažkas yra, po to pažiūrėsim, kas yra. Jeigu yra. Tiesiog ar kažkas nori čia su mumis pabendrauti. Šiaip tai internete niekur nėra informacijos, kad čia vaidentųsi. Jo, aš irgi skaičiau. Aš tą paspaudžiu, čia padedu, gali būti, kad užfiksuos. Jis tas gerai gaudė. Sony B7. Gerai, įsitrauksim savo legendą. Oi, kaip ta gambonkė dabar ištrauks. Tai blemba, kada bus odinis viršelis? Ai, nežinau. Jis nuo 3 iki 4 metų. Eik tu, blemba. Aš jau net Džonai parašiau, blemba, dar nebus. Kada parašysi tam Zakui, tada paskubėsiu. Tu gal paklausk. Gerai. Gerai, pasitenks nejudinti. Ar čia yra kas nors su mumis? Mes esame 3, ar yra dar 4., 5. ar 6. asmuo? Ar jūs turite mums ką nors pasakyti?
Ar galite pasisveikinti su mumis? Labas vakaras. Nefiksuojame. Mes traškam. Ar čia yra kas nors su mumis? Mes esame tryse, yra dar ketvirtas, penktas ar šeštas asmuo. Ar jūs turite man ką nors pasakyti? Ar galite pasisveikinti su mumis? Labas vakaras. Labas vakaras. Kažkas tokia buvo. Bet tikiuosi, čia ne mes traškam, mums po kojom labai traška, reikia nejudėti visai. Reikia po kojom tiesiog pastojom. Reikia tiesiog nejudėti labai. Jo. Pabandysime Gerai, per dar. kambariuką kokį. Gulėjo. Pirmam ir antram aukštą, ne? Gulėjo. Dar paklausim tada čia nais. Jam kažką reikia. Ir ilgesnė pauzė, aišku. Arba sutartinį ženklą rodysiu, kada gali vėl kalbėti. Arba kalbėti tada, kada Tai kad neaišku, kada jau netgi Kai sustoja lemputė, tada reiškia jinai visą fiksuoja. laiką mirksėjo. Bet matai, fiksavo vis tiek kažką. Ar yra dar ketvirtas, penktas ar šeštas asmuo? Ar jūs turite man ką nors pasakyti? Ar galite pasisveikinti su mumis? Labas vakaras. Ar jums viskas gerai? Ar jūs sergate? Jeigu būtume žinoję, ką šios pasilikojusios pacientų sielos mums atsakė, turbūt jau šią klausimą nebūtume uždavę. Bet toks jau šis procesas yra netobulas. Pajudino diktafoną. Ar čia vis dar yra sergančių? Kaip dabar jaučiatės? Kažkas buvo takšt. Girdėt. Jūs sustabdai? Nu, sustabdžiau. Pabandom. Ar jums viskas gerai? Ar jūs sergate? Mes sergam? Ar čia vis dar yra sergančių? Kaip dabar jaučiatės? Jo, yra kalba. Reiktų, žinai, Nežinokit. aš padėsiu, kad Aš kartais... Palauk. Žinokit, aš nusijuokiu, bet mums nejuokinga, kad jums kažkas yra negerai. Tiesiog mano tokia yra reakcija, kad išgirdau jūsų balsą per šitą aparatą, tai yra labai retas dalykas. Tiesiog mano yra tokia reakcija, neįsižeiskite. Gal padėsiu aš jį, nes gali nuo rankų, žinai, būti. Gal reikia padėti, tik neužminti. Jeigu čia. Ne, čia gali vėjas būti. Lemputę nukreipsiu. Į mus paspaudžiu. Gal galite pasakyti, kokia liga jumis kankino? Ar mes galime jums kažkuom padėti? Aš girdėjau, kažkas vaikščia. Jei jums reikia pagalbos, gal galite kur nors pasibelsti? Taip būtų lengviau truputėlį, jeigu jūs pasibelstumėt kažkur. Manau, jeigu... Pabandysim. Gal galite pasakyti, kokia liga jumis kankino?
Ir balsas buvo. Reikia pagalbos, gal galite kur nors pasibelsti. Tai būtų lengviau truputėlį, jeigu jūs pasibelstumėt kažkur. Kelintais metais jūs atsigulėte šią ligoninę. Bet pradžioje tai kaip balsas atrodė. Ar jums viskas gerai? Ar jūs sergate? Ar čia vis dar yra sergančių? Gal galite pasakyti, kokia liga jumis kankina? Ar mes galime jums kažkom padėti? Tai būtų lengviau truputėlį, jeigu jūs pasibelstumėt kažkur. Man kaip žingsnis, aš galvoju, kad pareina Man kažkas. irgi buvo panašus žingsnis. 3 gal tikrai tokie. Nu, aš galvoju, kad pareina, žinai. O, geras. Bet kai sakė garsas, tai klausiau, tai visiškai nieko neatsimenu. Ir gerai, kad mikrofonas. Bus užfiksavę jau šitą vaikščiojimą. Super. Gal bando Bet gali paėks. būti ir vaikščiojimas, ir kitas dalykas gali būti ir medžiai tiesiog, Ne. bet Aš girdėjau, tikrai kad- va šitoj pusėje buvo kažkas, nes kai medžiai krepia, tai arba ten, kur langas yra, arba šitoj pusėje. Filmuokim viens kitą gal. Jo, jau kažkas vyksta. Neužsibūkime vienoje vietoje, tegul ta kamera čia stovi. Taigi Čekuvos dvaras mumis pasitiko su ligonių balsais, pagalbos šauksmais ir su paslaptingais žingsniais iš anapus. Gal užfiksuos tą kamerą, ką nors, kol mes išeisim. Šešėlį kokį. Gerai, kurie. Čia jaukiai visai atrodo. Jaukiai. Ir dar į sklepą kažkaip reiks nusigauti. Per lauką, per kur ten. Oi, čia vaikulėlį. Čia galima į kuo išsisukti. Nu taip. Taip. Čia palaukai jau čia reikia, ne? Oba. Ir į kitą korpusą kažkaip pakliusim. Vo, žiūrėk. Prasibrausim. Ar eitų parsibrauti užkris, kas nors ant magulės? Kur čia krenta vyko, šitam padaryta, Ne, palauk. Šitą man atrodo. galima dar įveikti dar vieną. Paklausti, ar yra Čia kas visur nors. gali gauti špritos realiai. Tavo nuojautą pasinaudojame ir einam į tą pusę. Kur? Išyta. Gerai. Einam. Bet dabar galvoju, ar Reikia, žinai, ką padaryti, įsitraukti spirit boxą, Arba šitam, arba tam. jeigu jis aišku neįsikrovęs. Dar yra batarkės. Panašiai kaip diktofonas, Spiritboxas turi galimybę užfiksuoti anomalinius balsus, tik jie pasireiškia per radio bangas, kurias manipuliuoja dvasios. Spiritboxas iki 120 kartų per minutę keičia radio bangų dažnius ir jei išeina išgirsti aišku žodį, tai yra kažkokia tikimybė, kad užfiksavome kažką paranormalaus. Kas čia ta? Turbūt nuo kameros kažkurio. Reikia dar mokėti nusistatyti. Matai, batarkė baigė įsikrauti. Ai. Arba čia šiaip savo nešprotų. Oho. Čia net nematyti normaliai. Nu, nepasitau. Kas čia daras? Ar yra kas nors su mumis? Kad žiūrovai matyti, kas vyksta ekrane. Tai nešprotas Spiritboxas. Gal sugedo? Gal. Gerai lampa bent įsijungė dar. Tu Ir kai Spiritboxas ir lampa neįsijungė. powerbanką turi turbūt. Jo. Nes mano ta lempa gali. Bet dar 3 yra, tas vaikys.
Nes čia duodu yra Palaukit, Hebra. kabinos. Kas čia prie kiaušų lenda? O. Šakos. Mano žibintuvėlis kažkur. Ei. Kur mano žibintuvėlis? Gerai. Turi savo vietą. Galbūt. Ar yra čia kas su mumis? Kažkoks buvo creepy balsas. Langas vietose. Čia toks langas didelis buvo, ką? Ar tiesiog išgriovė sieną? Ne, žiūrėk. Čia kaip langas ir buvo. Langas į gamtą. Ne? Pasigirda. Koksai čia yra miestelis, kaimas. Kaip vadinasi šitas miestas? Įrašiniai? Taip, sakiau paspaudžiu. Klausk. Gerai. Ar čia yra valgykla? Ar čia irgi per pietus neša, ar tiesiog sasiskas? Nes blemba tas ligoninės valgyklos taip pisties. Jeigu dar kapustas tik tai prie sasiskos. Ir ryžiai. Tomai. Gerai, ką atsakysi. Turbūt atsakė, Tomai. Sasiskas. Vaiką tu supildai. Su Eik tu savo. Štai čia mes buvome suplanavę helovinišką žaidimą, kurio esmė buvo, kad pralaimėjęs asmuo turėjo tamsoje eiti į rūsį ir ieškoti spirit boxo. Bet visų pirma, tai mes namie palikome žaidimui skirtus sausainius. Na, o antra, tai nors vietoj to žaidimo metėme pamarskomu, tačiau sugebėjome nepaspausti įrašymo mygtuko prieš leidžiantis į rūsį. Tai tą progą jomis paliekame su medžiaga, kaip mes atliekame EVP sesiją, provokuojame dvasias ir slepiame spirit boxą. Kažkur girdžiu. Padarom trumpą EVP sesiją. Kažkur yra. Cypsi kažkur. Nematau. Kiek uodų. Čia uodai žiemoja, žiūrėk, kiek yra. Nepažadink uodų, sugels. Išstrups kraują. Jau čia statysime. Tai čia buvo įdomu, čia gal pacientas koks. Čia gal morgas buvo dar. Eina, šau. Turbūt ne, bet. Manau. O gal Manyčiau. čia galėjo būti morgas. O tai tas langai kažkokie, žiūrėk. Bet labai maži. Bet tai čia tas rūsys nedidelis. Arba ir iš dviejų pusių jisai. Gali būti. Buitinis jaučiu buvo. Mėginsim paklausti kažką. Netraškėšiu. Ar čia kas nors yra?
Ar šitam Rusy yra dvasių? Ar tu esi pikta dvasia, nelaiminga dvasia? Ar tu nori įsilieti labai ant mano draugo, kuris ateis čia? Dar pabandom. Kažkaip pradžiai nereagavo, bet po to, jeigu tai ne mūsų traškėjimai. Traška. Ar čia kas nors yra su mumis šiame Rusyje? Ar tu leisies, kad mano blogasis draugas tave įžeidinėtų ir žemintų? Ar tau negėda? Taip paprastai pasileisi ir ramiai būsi? Aš tai taip nedaryčiau. Ar čia buvo morgas? Koks yra tavo vardas? Gerai. Pažiūrėsiu. Traškėjimai. Ar čia kas nors yra su mumis šiame Rusyje? Ar tu leisi, kad mano blogasis draugas Sunku suprasti. ar tau negėda? Taip paprastai pasileisi ir ramiai būsi? Aš tai taip nedaryčiau. Ar čia buvo morgas? Koks yra tavo vardas? Koks? Nežinau. Bet ar neatsakė? Taip, paklausim, ar čia morgas. Atrodo, atsakė taip. Bet nepanašu, kad būtų morgas. Nėra kaip atvežti vežimą. Ar čia kas nors yra su mumis Plytelė viena liko. Rusyje? Čia pabandyt paklausti. Gal čia kas nors? Mano blogasis draugas tave įžeidinėtų ir Siurblio dalis. taip paprastai pasileisi ir ramiai būsi? Aš tai taip nedaryčiau.
yra tavo vardas? Nu, kažkoks tai vardas dalyk buvo. Neįm suprasti dabar. Bet man nepavyko išprovokuoti. Ką jūs? Jau šalta pasidarė čia stovėt. Lenda pelkių vandas. Bent jau galiu Provokatoriai. Bent jau būsi ne vienas. Ne? Aš bandžiau įsiklausyti, bet nieko negirdėjau, tik tavo balsą. Tai mano skardus balsas. Ką tu Ten. pamatai? Ten šviesa kažkokia lyg. Čia netoli kelias yra. Gal pas mus atvaro. Arba išsikalbant. Kažkas jo įdomiai. Nes tu nesuprasti. Blemba. Kažkoks švytintis objektas. Bet neapvalus visai. Lyg ir juda. Nežinau. Įdomiai. Reikia degtufoną susirasti, savo išjungti. Jis ten jungtas be reikalo. Nusisuksiu ten kažkur sprandą, ar ne? Na, jeigu būsi nesarbus gali. Yra padanga. Krisi minkštai gal. Ant padangų. Atšoksim. Nu ką, hebra, einam į dar vieną rūsį. Tik Žygimantai nedavirs. Eik tu na žodžiu. O gal tą išjungti ar palikti kamerą? Bet gal neštis reiktų? Jau čia išjungti tiesiog. Neštis nereikia. Oi! Užtenka 3 kamerų. Kai mes 3. O gal palikt, ką žinau. Gal pagaus kokį balbaušį. O tu nori žiūrėti tiek daug medžiagos po to? Aš buvau išjungęs, pasavėlį jungiau. Palaikyti krūmus. Atekta. Ja pačia. Ir frontai sklepa. Blemba. Tu eini tiesiai, tiesiog. Pro kur čia reikia? Žygimantas tai gera komedija Į tiesiog. šviesą. Jūs mato šviesą ir tiesiog eini. Taip mes pradėjome leistis į pagrindinį, daug didesnį rūsį. Žygimantas yra kaip musė, kuri daužosi į langą. Jo, mato saulė ir tiesiog ten varo. Gerai einam. Įspėjame, jog kai kurie vaizdai jautresnius gali priversti jaustis nepatogiai. Atsargiai čia stiklų yra jau. Nieko, mano padai metaliniai. O veidas. Veidas bus papuoštas stiklais. Holy fuck. Jūs žiūrėk, dar geras kilimas. Batas. Štai čia reikėjo Kokį daryti tą challenge. Oi! Vėl neveikia. Darai. Ai, tu načiu, kaip čia. Pasimatau kruopštą ir batą. Jo, čia reikėjo tą challenge daryti. Aš ten net nemačiau. O čia tai Rusys seniai. Prigerta čia. Čia bomžai gyvena turbūt.
Turi kas nors ilgus plaukus. Ai, Man tai- šikšnosparnis. Man tai jisai galvas, jisai tiesiog dabar apakintas bus nuo šviesos. Wow. Arba tiesiog reikia labai pasilemti. Batman. Jie atvykę iš šikšnosparnio urvą. Labas, mažasis draugė. Nu, aš su kepurė. Matyt. Gal paskolinti kepurę? Protingi, ne? Aš skrydau lauk. Ne, ten kampas. Į kampą nuvarė. Aš anksčiau nesuprasdavau, kas čia cipsai, žinai, einu namo, nesuprantu. Jau tėva. Šikšnosparniai. Pas mane namai ten. Saugė. Paslaugų. Ant nešvarios plytos tiesa. Žygimantai filmuok. Ubo. Gerai, dabar mes tamsoje. Visiškai tamsoje. Padėsiu ir paklausiu. Jungiu. Ar šiame Rusyje be mūsų yra dar kas nors? Ar šiame Rusyje be mūsų yra dar kas nors? Ar šiame Rusyje be mūsų yra dar kas nors? Nu, Morga, radai. Morga. Jo, čia bambalių alaus rasti galima. Žiūrėjau, Malboro kažkas reikia. Eina savo. Kirminis. Tai man kraujas iš nosies bėga, bet čia ne paranormalu, čia man kiaura tiesiog tokia nosies būna. Jo, rašytis. Kaip čia pašnypščiau ir viskas. Ką čia tie kirminai, kas čia tokia. Įdomu, kokia veislė čia buvo. Aš manau, kad beveislis. Greičiausiai. Kažkaip sunkiai stovi pyn. Pasirodyk ekranui. Kraujas pasileido tau. Kruvinoji auka. Būna. Mano nosis kiaura yra pastoviai, jeigu biški pašnypšti arba... Išpūsis dantis. Žinai, ant trilerio gerai atrodys negyvas šuo, kruvina nosis. Jo, žiūrėk, voras. Šikšnosparnis. Šikšnosparnis. Voras. Spaida. Moliūgas. Ja, nes taip viskas. Čia reikia to medžiagos tam video. Mes neturime daugiau ką filmuoti. Vorai, šikšnosparniai. Aš fiksavom nemažai EVP. Tik daug sykių klausant, tai jūs kažką suprasti. Kaip minkšta. O kiek taros, kurios nepriims. Gerai. Lipam lauk. O, baterija mirusi. Gerai. Bledinausia. Dvasios. Čia dvasiom, žinai, panaudoti tą palieskite žibintuvėlį. Aha. Efektas. Kaip smeglait. Sugedus. Einam baigiamąjį žodį tarti prie šitų moliūgų. Paliksime dvasiom moliūgų. Bus moliūgų šventė. Bliam.
Tai ką, mėly žiūrovai, dėkui, kad žiūrėjote dar vieną mūsų epizodą. Spauskite like, spauskite prenumeruoti ir galite mumis paremti Patreon kanale. Hebra? Iki kito karto. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki.